Moterys. Kai geras vyras pasitraukia į tylą, tai dažniausiai reiškia du dalykus. Pirma, jis gali būti išsekęs, nes daugybę kartų kartojo savo nuogąstavimus, bet vis tiek nebuvo išgirstas. Antra, jis gali būti ant pasidavimo ribos, nebūtinai tiesioginė prasme. Geras vyras, kuris jaučiasi neįvertintas, pradeda emociškai atitolti. Psichologai tai vadina emociniu atsitraukimu. Aš tai vadinu, jis tiesiog pavargo. Kai jo prašymą išklausome tik tada, kai tai sutampa su tavo norais ir logika, santykiai galiausiai suyra. Štai kodėl jis daugiau į tave nebesikreipia jokiais klausimais. Moteris, supraskit, kai geras vyras nutyla ne tik jo žodžiai. Miršta ir jo viltis apie jūsų bendrą ateitį. Išgirsk jo tylą, tai tavo šansas veikti. Jei patinka prasmingas turinys vyrams, prenumeruok, įmesiu daugiau. Čia Vyrų kalnas. Iki.